Labas vakaras, su jumis sveikinuosi aš, Futbolo TV komentatorius Paulius Jakelis, sveikinuosi iš Marijampolės RV futbolo arenos. Čia A lygos ketvirtasis turas jau netrukus prasidės. Tiksliau prasidės šio turo vienas iš įdomiausių, mano nuomonė, rungtynių. Marijampolės Sūduva vilkinti baltą aprangą prieš tamsiuosius Dzūkijos Dainavos komandos futbolininkus. Rikošėtas ir Aurimas Dubickas po Valskio smūgio gelbsti savo komandą. Lengvai išmaudo varžovą Valskis virš vartų. Ir čia labai pavojinga ataka, puikus perdavimas Brokas. Vienas prieš vartininką bus ar ne Brokas? Ir 1-0, 46 minutė. Pirmoji Sūduvos ataka šių rungtynių antrajame kėlinyje ir Audrius Brokas vos pasirodęs aikštėje pirmos atakos metu siunčia kamuolį į vartų tinklą. Dabar perdavimas į baudos aikštelę. Kokį šansą turi daug? Smūgiuoti niekas neleidžia. Jukno iš vietos bando smūgiuoti Jukno. Čia dabar jau Sūduvai šansas suregzti greitą ataką. Labai geras perdavimas Chinui. Nuošalės nėra. Metas į dešinę. Galima smūgiuoti Chinas. Šalia vartų. Valskis. Dabar yra šansas smūgiai. Valskis 2-0. Nerijus Valskis sukelia didelės ovacijas čia RV arenoje. Štai kokia klaida. Štai kaip dabar kainavo brangiai Dainavos komandai klaida. Čia koks perdavimas ir daug. Bogdanavičius dešinėje. Į baudos aikštelę, koks nuostabus perdavimas. Ir daug. 3-0. 68 minutė. Kokį suberinį perdavimą dabar atliko Vilmantas Bogdanavičius. Valskis smūgiuoja ir smūgiuoja labai neblogai. Čia perdavimas. Vienas prieš vartininką. Smūgis. Ir nepavyksta pasižymėti pirmojo bandymo, o antrojo smūgio nėra. Į baudos aikštelę. Ten dar vienas įvartis. 4-0. 82 šio susitikimo minutė ir Sūduva tiesiog triuškina. Nerijus Radžius, antrasis numeris. Būtent jis siunčia kamuolį į vartų tinklą. Čia Morozas. Greičiau reikėjo viską atlikti. Bandyti galbūt vienu lietimu. Jei tai aišku įmanoma. Čia dar vienas smūgis. Trečias smūgis. Ir kaip nėra įvarčio, taip nėra. Rungtynės baigėsi. 4-0 sveikinimai Sūduvai.